Labą dieną. Ar matote tai, ką reikia? Mano skaidrė? Taip, matom. Tai va, tai... Tai minutėlę. Taigi, tai laba diena, mano vardas yra Kristina. Aš esu iš įmonės Exterus, iš kompanijos, kuri jau virš 20 metų darbuojasi su lauko fasadų ir interjero medžiagų sprendimais. Tai mūsų kompaniją sudaro 6 įmonės, veikiančios skirtingose produktų grupėse ir skirtingų šalių rinkose. O aš šiandien atstovauju mūsų interjero skyrių, kuriame su komanda dirbame su architektais ir rangovais, siūlydami interjero apdailos sprendinius. Va, čia šiandien dalyvaujame, norėdami pasidalinti žiniomis ir patirtimi atsiradusią iš darbo su projektais per akustikos prizmę. Mes fokusuojamės šiaip į visuomeninius objektus ir juose, žinoma, susidurėme su aukščiausiais nedegumo ir akustiniais reikalavimais. Tai visos medžiagos, kurias šiandien matysite, yra A arba B degumo klasės. O kalbant apie akustiką, tai apžvelgsiu 5 kategorijas pagal veikimo principus. Tai šiaip tai absoliučiai visos egzistuojančios medžiagos vienaip ar kitaip veikia akustiškai ir perpratę, kaip jos veikia, galima efektyviai jas panaudoti savo projektuose. Tai tos kategorijos yra atspindinčios medžiagos, sugeriančios absorpcinės, rezonansinės, akustiškai skaidrios ir difuzinės. Taigi pirmoji kategorija tai yra atspindinčios medžiagos. Tai yra kietos, neparėtos, tankios, sunkios, pavyzdžiui, kaip stiklas, betonas, mūras. Visas interjero kiautas paprastai ir būna va šios medžiagos ir šiaip retu atveju be akustikos projektuotojų skaičiavimų tokie paviršiai yra papildomai dar specialiai taikomi. Kaip tik kaip dėl pertekliaus jų atsiranda poreikis interjerą įtraukti akustinių sugertukų. Bet tokiems objektams kaip auditorijos, teatrų salės, koncertų salės, konferencijų salės, tai yra ten, kur yra publika, kuriai reikia pasiūsti kokybišką garsą iš kalbėtojo vietos, atspindinčios medžiagos yra taikomos. Tai jų pagalba garsas yra siunčiamas norima kryptimi ir mažinami garso nuostoliai. Dar kitaip galima sakyti, kad garsas yra pastiprinamas, bet iš tikrųjų tai to garso niekas neprideda, tiesiog yra mažinami jo nuostoliai. Tai va, taigi gaminys turi būti lygus, be perforacijos, sunkus, montuojama be specialiai formuojamų oro tarpų arba vatos. Mes dirbame su MDF, fibrogipso, fibrocemento šerdės gaminiais. Ir ten jau įvairūs dekorai pagal architekto pageidavimus, tai kaip medis, natūralus medis, beicuotas, dažytas, lakuotas, tonuotas, lygus dažymas, laminatų visa plati paletė su akmenimi ir marmurais ir panašiai. Tai vat, ir pačiai masai priduoti jau parenkame medžiagos storį pagal akustikų nurodomą svorį. Vat, ir pavyzdžiui, šitoje skaidrėje, vat, ant šoninių salės sienų mes matome reflektorius. Jie yra išvartyti kampais, tai vat, yra stambus, lygus, didelės masės gaminiai, kurie vat, atspindi kažkokią tai kryptim numatytą tą garsą. Tada čia matome Vilniaus kongresų rūmus, tai žinoma. Šiam objektui mes tiekiame gaminius ir atlikome montavimo darbus. Tai pavyzdžius iš šio objekto rodysiu kelis kartus, nes sprendiniai jame kompleksiniai. Tai yra iš kelių akustinių medžiagų kategorijų. Tai šiuo atveju reflektorius virš scenos yra pakabintas kampu, matosi iš šono pjūvis, kampu į auditoriją, tai vat iš scenos jisai siunčia garso bangą į auditoriją. Čionais matome molėtų kultūros namus. Šiuo atveju reflektoriai jau yra virš žiūrovų. Šiek tiek jų yra ir ant laužytų sienų. Ir tas lubų reflektorius yra šiek tiek netgi išgaubtas irgi pagal akustikų reikalavimus, matyt, kad buvo poreikis kažkiek tai išskleisti tą garso bangą. Sekanti kategorija yra sugeriančios medžiagos. Tai yra minkštos, parėtos, jos labai stipriai sumažina garso atspindžius ir yra naudojamos, pavyzdžiui, telefoninių skambučių kambariukams, susirinkimų salėms, įrašų studijoms arba, pavyzdžiui, kaip salelės virš darbo vietų. Pavyzdžiui, čionais yra pavyzdys iš Vytenio gatvė 4. Vilniuje, tai yra laiptinėse koridoriuose, kuriuose yra šiaip jau kietos medžiagos, visur aplinkui panaudoti tokie vat lubų sugertukai iš veltinių. Na ir taip yra slapinami aidai toje patalpoje. Tai va, čionais yra kitas objektas su šia medžiaga, tai sugerianti lubų apdaila panaudota ir virtuvėlėse, ir darbo vietose, ir susitikimų zonose, bet labai vientisai jinai yra
įmontuota. Ir kaip šis gaminys veikia, tai lamelės yra pagamintos iš minkšto sintetinio veltinio ir jos veikia ir priekinė dalimi, ir šonais, taigi turime didelį aidų sugeriantį paviršiaus plotą. Ir kuo lamelės yra aukštesnės ir tankesnės, tuo sugeriantis plotas yra didesnis ir efektas yra geresnis. Bet tai panaudojamas galimas ir luboms, ir sienoms, ir gaminiai įvairių formų, dydžių, spalvų galima miksuoti. Yra įvairių dizaino sprendimų, tai vat variantų visokiausių. Ir dar tokią pačią funkciją gali atlikti ir perforuotos metalinės lubos, va tik tai yra tokia sąlyga, kad būtinai turi būti perforacija ir būtinai turi būti mineralinės vatos užpildas viduje. Toliau absorbcinės rezonansinės medžiagos. Tai yra gaminiai, kuriuose turi būti iki 40% atviro ploto, o už jų yra sudėta mineralinė vata ir arba oro tarpas. Tai jos vienu metu ir sugeria, ir atspindi garsą, ir jisai tampa malonesnis ausiai, efektyviai mažina žemus dažnius, slopina bendrą foninį triukšmą. Vat, ir norėčiau akcentuoti apdailos įrengimo konstrukciją, nes nuo jos labai priklauso medžiagos veikimas. Gamintojai šiaip akustinės savybės deklaruoja apibrėždami, kokia konstrukcija buvo naudojama bandymų metu. Ir jeigu mes nesilaikome tos konstrukcijos, tai efektas yra, tik tai mes negalime pasakyti, koks tiksliai be matavimų. Tai bet kokiu atveju siekiant mažinti aidus patalpoje, rekomenduojama yra naudoti nors kažkokį vatos sluoksnį. Taip, čia šios nuotraukos yra iš objekto, kuriame atliekame montavimo darbus dabar šiuo metu, tai dėl to matosi, kad tai tebėra statybų aikštelė. Bet tai yra geras pavyzdys, kaip akustiškai kompleksinis sprendinys yra įgyvendintas nematomai. Tai čia mes tiekiame fibrogipso lentelių apdailą su natūralaus ąžuolo lukštu. Lentelės plotis yra 10 cm, tarpelis yra 3 cm pločio. Ir plokštės buvo pagamintos dviejų tipų. Tai vienas yra pritaikytas dirbti kaip absorbcinėje rezonansinėje konstrukcijoje. Tai už tų lentelių yra juodas akustinis audinys, yra mineralinė vata, yra oro tarpas. Tai va čia yra vienas tipas, o kitas tipas buvo tai, kad neveiktų, neturėtų akustinės sugerties, ar turėtų jos gerokai mažiau. Tai lygiai tokia pati apdaila, išskyrus tai, kad už tos plokštės yra dar papildomai uždedama tarpus uždaranti plokštė. Tai va, mes turim vienodą išvaizdą aplinkui visą salę, o iš tikrųjų viduje yra kelios skirtingos konstrukcijos. Tas pats yra ir Vilniaus nacionalinėme dramos teatre. Tai yra geras paslėptų akustinių sprendinių pavyzdys, nes akustikas pasakoja, kad šiaip vietoje mažesnio kiekio efektyviau veikiančios absorbcinės medžiagos, tai tarkim, vata, kas galėtų būti, tai buvo parinkta architektūriškai dailesnė absorbcinė rezonansinė konstrukcija, kuri yra taip suderinta, pamiksuota su tam tikrose zonose panaudota neabsorbuojančia konstrukcija. Tai kitaip tariant, vienur plokštė yra perforuota, kitur yra tik tai imituota, kad yra perforuota. Ir taip yra suformuota veikianti sistema, bet išsaugotas toksai vizualinis vientisumas. Bendrai tai, pavyzdžiui, biurų pastatuose, tai perforuotos plokštės yra iš mūsų dažniausiai naudojamas akustinis sprendinys, tai tiek holuose, tiek prie darbo vietų, va čia mes matome posėdžių salę, čia yra dešinėje iš Spartos holai, tai yra, šiuo atveju tai yra pagaliukai, bet su labai siaurais tarpais ir mineralinė vata už jų, tai apdaila veikia taip pat kaip ir plokštė. Tik turime kitokią išvaizdą, o kitose nuotraukose yra biurų pastato 3 biurai, biurės holas, tai perforacija yra, tik tai ją maskuoja frezavimas linijomis. Ir šiaip mes turime galimybės pagaminti įvairių formų, raštų, spalvų, gaminius, čia mes matote visokių crazy faneruočių variantų. Ir vis kartais gauname spaudimą iš architektų, tai kas naujo pas jūs iš šito tipo akustinių medžiagų. Tai mes aktyviai važinėjame į užsienio parodas, bendraujame su partneriais, tokiamis pačiomis kompanijos kaip ir mes, tik svetur, kurie turi kartais ir visai kitokį tiekėjų ratą, bet visgi pasirinkimas kažkaip tai matome, kad visur yra panašus, ypač pagal mūsų nedegumo ir reikalingos dokumentacijos kriterijus. Tai tas naujovių klausimas vis dėlto atsisuka į mus. Tai mūsų fantazija, kaip mes jas galime naujai nuspalvinti, suteikti naują formą. Tai labai norėčiau paagituoti architektus drąsiai kurti, neapsiriboti katalogų standartiniais paveikslėliais, nes mūsų ir gamyklų galimybės ir plečia jūsų naujas idėjas ir reikalavimai.
Bet kažkodėl retai naudojama tokia paprasta galimybė, kaip štai čia architektai sugalvojo, tai neritmingą plokščių sudalinimą su specialiai pagilintomis siūlėmis, kurios paryškina raštą. Ir ant šių sienų yra perforuotų plokščių zona žmogaus kalbėjimo aukštyje, tai va čia nais, kur yra tie šviestuvai, horizontali tokia linija. Perforacija yra itin smulki ir nematoma ir va susilieja su aplink eksančiomis lygiamis plokštėmis. Tokia, švelni nematoma integracija į interjerą. Ketvirtoji kategorija yra akustiškai skaidrios medžiagos. Tai jos yra atviros daugiau negu 40% ploto ir beveik neturi įtakos garso sklidimui. Tai yra parankiausias sprendinys architektams, kada akustikos projektuotojai reikalauja sprendinių, kurie netitinka projekto dizaino vizijos. Čia kaip Viktoras Mekas minėjo, kad mes ateinam kaip akustikai priprojektuojam visokio siaubo. Tai va čia yra tas gaminys, tas daiktas, kuris gali architektui leisti paslėpti tas visus absorberius, kažkokius laužimus, formas, kurių galbūt pagal koncepciją nesinorėtų matyti savo interjere. Ir vat vienas tokių objektų su paslėpta akustinė sugeriančia medžiaga yra Saltoniškių gatvė 7 Vilniuje. Tai yra skaidrios akustiškai plokštės panaudotos koridoriuose aplink didžiulį atriumą. Atriume vyraujančios medžiagos buvo stiklas, berods granitinės grindys, metalas, betonas, bet ir toje erdvėje buvo reikalingas sugertukas. Tai sugerti davė mineralinę vatą su juodu audiniu, o grožį štai matome nedidelę iškarpą iš architektų kūrybinio proceso. Tai mes turime puikų metalo apdirbėją IMAR, kurio didžiulis staklynas leidžia daryti visokius stebuklus, ir tos galimybės buvo pritaikytos dizaino koncepcijai. Tai va čia nuo viršaus matosi architekto apmąstymai, kokios gal perforacijos, paskui buvo sugalvota jau ta tokia tikslesnė idėja, perkeltas kažkoks tai piešinys ant plokščių ir apsistojus ties dizaino sprendiniu gavome rašto užduotį iš 3 skirtingų skersmenų skilučių, tokie nupiešti medžiai. Ir taip pat buvo dar pritaikytas toks 3D šiek tiek paformavimas, čia irgi grožio dėliai ir standumo dėliai beje plokščių. Čia matome, koks buvo montavimo būdas naudotas, tai buvo kasetė su paslėptu būdu pritvirtintas prie karkaso, kuriame ir buvo sudėta ta vata. Na ir turim tokį rezultatą, tai kiekviena plokštė čia buvo dėlionės detalė, visos jos turėjo savo fiksuotas vietas. Objekte gaminių negalėjome pripjauti, kad nepažeistume ten lankstinio standumo, pavyzdžiui. Ir dėl to tiekėme medžiagas keliais etapais ir paskutinės detalės atvyko jau po matavimų. Na ir štai rezultate tai yra unikalaus dizaino apdaila, kuri yra itin efektyvi akustiškai ir šiuo atveju labai atspari dėvėjimais. Šiuose nuotraukose matome analogišką sprendinį, tai naudojant medžio apdailos pagaliukus, tarp kurių tarpas yra lygus pagaliuko pločiui, tai už jų sumontavus vatą gauname efektyvią irgi absorbcinę konstrukciją. Tai tas pats yra su įvairiomis lubų lamelėmis, perdangą galima nupurkšti akustinę celiuliozę arba aptaisyti vata. Taip pat jeigu leidžia vėdintojai ir gaisrininkai, galima kloti akustinį demblį ant pačių lamelių ir išgauti puikią sugertį. O jau pačios lubos tai gali būti ir lamelės, ir grotelės, ir tinkleliai, ir kas tik tai nori, svarbiausia yra turėti tą pakankamai didelį atvirą plotą. Na ir paskutinė kategorija tai yra difuzinės medžiagos. Jos yra kietos, nesugeriančios, paviršius būtinai turi būti laužytos formos ir jos dėl laužytos geometrijos atspindi garso bangą įvairiomis kryptimis, taip sudaužoje. Ir tokiu būdu garsas tolygiai yra paskleidžiamas patalpoje, tampa mažiau čaižus, subtilesnis ir malonesnis. Tai taikoma yra susitikimų kambariuose, konferencijų salėse, auditorijose, ten, kur reikia geresnio girdimumo. Tai pavyzdžiui, čionais yra mokyklos aktų salė, kurios lubos yra iš tokių suformuotų piramidžių su natūralios medienos apdaila, kurios veikia kaip difuzoriai, skaidantis ir sklaidantis garsą šioje patalpoje. Čia difuzinės konstrukcijos yra pritaikytos koridoriuje ir mokyklos valgykloje. Tai yra kaip pagrindinis dizaino elementas, bet kartu jisai šiuo atveju ir labai palankiai veikia akustiškai. Na ir vėlgi Vilniaus kongresų rūmai, kuriuose šitas sprendinys taip pat buvo panaudotas, tai matome visi šitie elementai su vertikaliais pagaliukais yra skirti atlikti šitai pačiai funkcijai. Tai tiek apie pagrindinės
akustinių medžiagų kategorijas. Toliau apžvelgsiu porą įdomių projektų, kur jos jungiant pasiekiami buvo malonūs akiai ir ausiai rezultatai. Taip, tai toli nenuklystų nuo kongresų, nes tai yra vienas visgi įspūdingiausių ir gražiausių objektų ir tiesioginė prasme sunkiausių, su kuriais mes dirbame, nes beveik visos šitos plokštės svėrė virš 35 kg į kvadratinį metrą. Tai gaminiai akustikų nurodymų buvo pagaminti iš plokštės, kuri tiek sveria. Ir tam buvo parinktas fibrogipsas, kuris yra tankus, nedegus, ilgaamžis, stabilus, neturi temperatūrinių vaikščiojimų. Tai vat pagal iš nuotraukos ar kas ten buvo, šiaip tai pagal visą tą tūrį, erdvę, mastelio nelabai jaučiasi. Bet vieno rombo dydis yra 2,40 m, šiaip atrodo nedidelį teisingai. Tai yra 2,40 m aukščio ant 1,40 m pločio. Ir jo vieno svoris yra kažkur panašiai apie 120 kg. Tai viršutiniai yra pakabinti maždaug 90 metrų aukštyje ir galima įsivaizduoti, kokio malonumo turėjo būti mūsų montuotojai, kopdami į viršų su tokiu gražiu ir brangiu kroviniu. Tai va, tai mes turėjome juos pakabinti taip, kad atlikus akustinius bandymus būtų galimybė bet kuriuos rombus numontuoti ir atgal sumontuoti apverstus. Tai yra, mes matome, kad jų viršūnės yra, nesimetriškas gaminys, viršūnės yra šiek tiek tokios atsiknojusios. Tai po akustinių bandymų galėjo būti poreikis kai kuriuos atversti tam, kad, pakeisti kažkokį tokį atspindėjimo kryptį. Tai va. Bet ir taip pat šioje salėje akustika yra sukurta neperforuotų gaminių pagalba. Nors šiaip tai įprasta manyti, kad akustika tai yra lygų perforacija, bet visa tai, ką jūs matote, yra atspindžiai ir laužimas. Tik tai teisybės dėlėje, tai reikėtų paminėti, kad šiek tiek nedaug perforuotų plokščių buvo panaudota prie įėjimų koridoriukų lubelės ir palei sceną irgi tokia po balkonų siaura juosta. Toliau čia nais aplink sceną ir perimetru einanti difuzorių sienelė. Savo storiausioje vietoje yra net 7 cm storio tokia stora gipso masė. Ir va čia nais nuotraukas matome, buvo iššūkis, kai kurios iš jų turėjo atsidarinėti. Tai va, tenais yra gaisrinių čiaupų durelių ir kurių pakankamai nesimato. Dar matome, kad apačioje sienelė yra laužyta kaip armonikėlė, tai va pačią sienos geometriją turėjome suformuoti patys. Ir tai padarėme iš tokių masyvių metalo profilių, matote brėžinuką. Ir joks barškėjimas yra neleistinas šitam objekte, tai konstrukcija negali skleisti pašalinių garsų dėl vibracijų. Tai vadinasi, niekur nei prie karkaso, nei ten, kur siūlėse sudėti šviestuvai, nei ten, kur yra papildomos sudėtinės siauros detalės. Tai montavimo metu buvo sunaudotas beprotiškas kiekis silikonų ir tarpinių ir mes taip su įtampa stebėdavome akustikus ir genrangovus, einančius palei sienas ir barškinančius rombus ir plokštės ir ieškančius taisytinų vietų. Tai va, bet rezultate viskas buvo sėkmingai įgyvendinta ir štai dabar didžiuojamės prisidėję prie šito nuostabaus projekto. Ir paskutinės skaidrės yra iš Lenkų kultūros namų. Ištraukoje iš akustikos projekto matome, kad vien šoninėje sienoje yra panaudotos net 7 skirtingos akustinės konstrukcijos. Tai čia mes tiekiam vertikalius pilestrus ir plokštės ant jų su karkasais sienoms ir luboms. Tai va, įdomu tai, kad pilestrai buvo montuojami keliais būdais, nes už dalies jų turėjo laisvai judėti akustinė užuolaida. Tai jinai turėjo būti atitraukiama arba užtraukiama pagal renginio pobūdį. Tai va, tai labai ribotai galėjome montuotis į sienas, tai tie pilestrai tokie turėjo būti sukurti sklendžiantis ore. Ir vėlgi tai buvo sprendžiama visiškai individualiomis plienų profilių konstrukcijomis, kurios turėjo būti ir pakankamai standžios ir gražios nesimatyti. Tai va, o štai rezultatas. Kairėje apačioje matome pilestrų vaizdelį iš arti ir gražus architektų sprendimas buvo panaudoti 2 spalvų medienos apdailą šonams, dėl to iš scenos pusės salė atrodo juoda, o iš žiūrovų pusės raudona. Ir finale žvelgdami į šitą interjerą mes nebematome tų 7 skirtingų konstrukcijų, galime atskirti, kad kažkas galbūt kitaip 2 ar 3 vietose. O tai ir yra mūsų tikslas, tai įgyvendinti autorių sugalvotą grožį, taip visiškai išpildant tą nematomą užduotį, akustinę funkciją. Taigi, mano pagrindinė žinutė nuo Eksterus yra ta,
kad mes esame ne tik tai plokštės kvadratinių metrų pardavėjai, ir akustikos srityje esame jau sukaupę nemažą patirtį ir puikiai suprantame akustikų reikalavimus, gilinamės į projektus kaip į visumą ir siūlome ne prekes, o sprendinius.